Čia antra dalis. Mokomės valdyti puslapį ir toliau kalbu apie kairįjį meniu esantį valdymo skiltyje. Valdymo meniu gali būti toksai visas minimizuotas, sakykim, ir jisai kiekvienas šitas mygtukas gali šiek tiek atsidaryti. Čia panašiai kaip ir pats kompiuteris turi kelis variantus padaryti tą patį darbą. Tas pats yra su svetainės valdymu. Galima daryti keliais būdais viską. Dabar gal vėl eikim prie postų ir pamėginkim įdėti naują postą ir šiek tiek pažaisti su juo. Postų meniu mygtukas čia. Atidarom ir sukuriam naują postą. Spaudžiu ant Add New. Enter title here. Tai yra, aišku, reikia įvesti posto pavadinimą. Spaudžiu. Įvedžiau. Dabar čia rašysiu kažkokį tekstą. Sakykime, va, paprastas tekstas ir dabar spaudžiu Publish paprasčiausiai. Persikrauna puslapis. Galima nueiti dabar pasižiūrėti į svetainę. Spaudžiu į kitą langą, kuriame yra atidaryta svetainė. Spaudžiu F5. F5 yra refresh mygtukas, kuris yra čia labai panašus. Reload this page. Spaudžiu Reload. Arba F5. Atsinaujina svetainė ir matom eksperimentą. Čia yra naujas postas, kuris yra padėtas virš to, kuris buvo. Ir sakykime, jeigu turite naujienų, tokiu būdu galite rašyti tas naujienas ir tiesiog viskas slinksis žemyn ir naujausia žinutė bus viršuje. Ant jos galima paspausti, įeiti, jeigu daugiau teksto, vat, čia galima jį paskaityti, čia galima palikti atsiliepimą ir panašiai. Dabar grįžkime į valdymą ir pabandykim šiek tiek paformatuoti tekstą. Teksto formatavimui pasižymim vieną eilutę. Spaudžiam ant paragraph ir pasirenkam heading. Heading yra kelių rūšių, panašiai kaip Word'e. Sakykime, pirmas, tegu būna pirmo lygio. Ir visus išbandysim, kad pamatytume, kuo skiriasi heading 2. Pažymiu. Heading 3. Heading 4. Ir heading 5. Taip. Update, spaudžiam Update, dešiniai pusėje. Perkraunam puslapį. Ir matom, kokie skirtingi šriftai gali būti. Čia yra H1, H2, H3, H4, H5. Mažėjančia tvarka. Taip ir reikėtų naudoti. Jeigu reikia kažkokio didesnio, stambesnio šrifto, reikia naudoti aukštesnio lygio heading formatavimą. Grįžtam į postą ir dabar pabandysim įkelti nuotrauką. Įkelti paprastą nuotrauką, vieną nuotrauką. Reikia pažymėti vietą, kurioje norite įkelti. Sakykime, tam, kad būtų nuotrauka viršuje, reikėtų padaryti naują eilutę pačiam viršui. Tai aš čia
padedu kursorių, paspaudžiu Enter, atsiranda nauja eilutė, 2 atsirado, nu, vienos užtektų. Ir dabar spaudžiu šitą mygtuką Add an Image, spaudžiu Add an Image, atsidaro langas. Ilgokai kraunasi. Choose file. Spaudžiu Choose file. Ir dabar pasirinku kažkokį tai failą iš kompiuterio, kurį noriu įkelti. Perfect Theater. Čia spaudžiu mygtuką Thumbnails, kad matyčiau kokie paveiksliukai. Pasirinku batelį. Open. Spaudžiu Upload. Atsidaro toksai langas. Jame galima suvesti papildomus duomenis. Yra title, tai yra nuotraukos pavadinimas. Jeigu paėmėt nuotrauką kažkur iš interneto, visada patariu pervadinti. Pavyzdžiui, jeigu originalus failas vadinasi Medium Ballet Shoe, tralele, jį geriau kažkaip tai nors kažkiek tai pervadinti. Pavyzdžiui, Ballet Shoe. Nukopijuoju. Alternate text yra tai, ką mato Google'as. Google'ui patinka, kada paveiksliukai turi šitą priskirtą tekstą, kuris bus rodomas, jeigu kartais dėl kažkokios priežasties negalima parodyti paveiksliuko, tai bus rodomas tekstas, kuris yra įvestas į šitą eilutę. Tai aš čia tiesiog nukopijuoju Ballet Shoe. Description taip pat galima, sakykime, įvesti kažkokį papildomą tekstą, kuris yra susijęs su paveiksliuku, tam, kad Google'as pamatytų tą tekstą ir susietų jūsų svetainę su tuo tekstu ir, žodžiu, visada yra gerai įvesti description. Čia yra link URL. Pažymėkite none, tam, kad nereikia, kad čia būtų link URL. Nes jeigu bus link URL, tada paspaudus ant paveiksliuko, jūsų paveiksliuką atidarys naujam lange. Tai kartais yra reikalinga, bet šiuo atveju nereikalinga. Alignment. Čia galite pasirinkti, į kurią pusę norite, kad jūsų paveiksliukas būtų padėtas. Sakykim, mūsų atveju yra centre ir full size, viso dydžio. Mums taip tinka, spaudžiu Insert into Post. Va, paveiksliukas čia yra. Dabar spaudžiu Update. Ir einam pažiūrėti, koks tai vaizdas. Perkraunu puslapį, paspaudžiu F5 mygtuką. Matom įkeltą nuotrauką. Dabar, sakykime, jūs norėtumėt, kad nuotrauka būtų tekste. Kažkur čia. Einam ir pabandysim tai padaryti. Spaudžiam ant nuotraukos. Edit Image.
atsidaro toks langas. Čia pasirinkam Align Left. Ir matom, kad bus tekstas aplink nuotrauką. Taip ir norėjom padaryti. Dabar spaudžiam Update. Nuotrauka atsiranda tekste. Spaudžiam Update. Spaudžiam Refresh. Va taip, nuotraukas atsidūrė tekste. Jeigu čia būtų daugiau teksto, pamatytumėt, kad tekstas yra aplinkui. Maždaug taip. Dabar gal šitai daliai gal ir užteks. Ir kitoj daly paaiškinsiu, kaip padaryti nuotraukas, kad jos būtų taip, kaip čia, pavyzdžiui, Facilities. Čia yra tokia galerija, kur įkeltos kelios nuotraukos ir jos keičiasi, kada paspaudžiate ant nuotraukos. Tai sekančiam filmukėje pasimokinsim tai įdėti.